Tam, kad šiek tiek tą istoriją mūsų, pažiūrėt, grįžkime kelis metus atgal ir mobilio ryšio rinka, kaip ir kitos rinkos, perėjo krizę. Tik į vienas rinkas krizė atėjo ir išėjo, mobilio ryšio rinkoje atėjo ir liko krizė. Ir mes tą krizę patyrėm tuo, kad telekomunikacijų paslaugos tapo tokiu kaip nusiderėjimo garbės reikalų ir visi, turbūt patys tą operatoriai šiek tiek užkūrėm, tai kainos ėjo tik mažyn. Vieninteliai pagrindė pasiūlymai buvo apie kainą, jos mažėjimą, ateidavai su klientu, niekada praktiškai diskusijos nevykdavo apie naujas paslaugas, apie kažką, tai kiek bus mažiau, kiek tai bus pigesnės paslaugos ir panašiai. Į tą visą kainų pasiutpolkė, galim taip pavadinti, įsijungėm visi turbūt, čia nebuvo operatorius, kuris ir daugiau ir mažiau, įsijautėm visos įmonės, didžioji dalis resursų, iš tiesų buvo nukreipta į tai, kaip padaryti tą kainą mažesnę, kaip dar sukonkuruoti, kaip kuo daugiau atimti ir čia tokių mes turėjom karų, kiek iš kur net gal kažkas matėte ir atsimenat, tai tikrai super agresyvi konkurencija. Mes įsitraukėm žaidimą, kuris yra ne mūsų. Mums primetė taisyklės, čia viena pirmųjų pamokų, kur jos yra kitos įmonės strategijos. Kai mes pradėjom žaisti pagal taisyklę žaidimų, kurios yra kitos įmonės strategijos, dalis sėkmės tikėtis labai sunku. Tai ta kova tokia buvo betodariška, kaip mano kolega iš kitos įmonės konkuruojančios Petras sako, verslas turi būti krikščioniškas, tai buvo tikrai vieną žandą gauni, kitą atsuki, tada patys atgal ir tas karas buvo toks, tikrai aštrus. Tai kažkurioje vietoje mes turėjom pasakyti stop, nes rezultatai, buvo švelniai tariant, gal ne laisvo kritimo žemyn, bet mes čiuožėm žemyn, nepaisant, kad kiti sektoriai jau augo, pačiose telekomunikacijose buvo naujų galimybių, 3G technologijai, renginiai, augimui buvo vietos. Mes tiesiog žaidėm tą žaidimą ir matom, kas rezultatuose. Vienintelį turbūt, kom čia būdami lietuviai nuo Suvalkijos, jeigu kas daugiau galėtumėm pasidžiaugti, tai negu bitei buvo dar kažkam blogiau. Tai kadangi ne visi ten suvalkiečiai, nusprendėm, kad to džiaugsmo reikia daugiau sukurti ir kad mūsų tie rezultatai būtų tikrai geresni. Tai sprendimas buvo išeiti ir ieškoti savo kelio, nebežaisti tų primesto žaidimų ir pagal kitų taisyklės. Ir sprendimas buvo pakankamai paprastas ir akivaizdus, tik tai sukdamiesi užburtam kainų rate, mes jo nebuvom galbūt, netgi nebuvom užmiršę. Ir skaičiai bent jau mūsų industrijoje yra daugiau negu akivaizdus. 90% augimo, daugiau negu 90% ateina iš mūsų esamų klientų. Bet jeigu pažiūrėtumėm, ką mes visą tą laiką, kur nukreipiam visus resursus, investicijas, pastangas ir laiką, tai buvo atimti. Kuo daugiau atimti naujų klientų. Apie vertę klientam galvoja mažai. Vertė galbūt ateidavo per vieną dimensiją kainą, bet tai savęs ir klientų gaudinėjimas. Vien tik per kainą, kas susiduria su tuo, tikrai vien didesnės vertės nesukursi. Mūsų pirmas žingsnis, ką mes nusprendėm su vadovų komanda ir tai buvo gana rimtos diskusijos. Mes susifokusavom į esamus klientus ir į visapusės vertės kūrimą jiem. Mes nepasitraukėm iš konkurencinės kovos, bet mes užėmėm gynybinę poziciją. Dalyvaudami joje, mes tik kūrėm dar toliau tą visą kamuolį, mes užsiėmėm gynybinę poziciją toj kovoj, patys puolimo praktiškai jokio nebedarėm, visą kitą sutaupytus resursus, ką galėjom, viską kreipėm į esamus klientus. Tai ką apsibrėžėm, svarbu ne klientų skaičius, buvo laikas ir periodas, mes praradinėjom klientus, bet esmė yra klientų atnešama vertė. Ką mes klientų sugeneruojam ir ką iš klientų už tai galim paprašyti. Ir ką sutarėm dar vieną svarbų dalyką, nesimėtyti, mus bandys išmušti, vėl primest kitas žaidimo taisyklės, nesimėtyti eiti savo keliu. Kitas svarbus pokytis – vidurinės grandies vadovai. Mūsų analizė parodė, kad bent jau mūsų versle, kuris gana plokščias, vidurinė grandis vadovų turi didžiausią įtaką žmonėm esantiem arčiausiai klientų, dirbantiem kasdieną, raikantiem tą kasdienę duoną.
Tai ką mes padarėm su vidurinės grandies vadovais, tai mes ženkliai pakėlėm kartelę jų kompetencijai, tai sąlygojo, kad dalis vadovų išėjo, kai samdėm naujus, ta kartelė buvo ženkliai užkelta jų kompetencijai ir lyderystei. Mes pakeitėm iš esmės motyvacinę sistemą. Praktiškai visa didžioji dalis vidutinio lygio vadovų turi kintamą atlyginimo dalį. Tai labai reikšmingas pokytis ir kintama atlyginimo dalis yra susijusi su įmonei generuojama verte, konkrečiai pelnu ir pajamom. Trečias, mes vidurinės grandies vadovus įtraukiam į sprendimus ir įgalinam. Plokštinam organizaciją, vadybos lygių mažėjo, vidutinio lygio vadovai, kada jų kompetencija tapo ženkliai aukštesnė, mes juos ženkliai traukiam daugiau negu anksčiau į sprendimų priėmimą ir įgalinam juos veikti, vykdyti, gyvendinti. Tai tikrai, jeigu imti iš vadovų grandžių, mes hiperbolizuotai, bet sureikšminam vidurinės grandies vadovus. Mūsų pokyčiuose vienas atraminių dalykų buvo tai pardavimų funkcijos sureikšminimas visom prasmėm. Tai mes pakeitėm požiūrį, buvo daug funkcijų, kurios aptarnauja, aktyvuoja, daro kitus darbus, turi santykį su klientu, bet nepardavinėja. Visi pas mus, kurie turi santykį su klientais, yra pardavėjai. Geresni, blogesni, bet visi gali parduoti, visi mokosi parduoti. Mes investavom į to pokyčio kompetenciją. Gali skirtingas paslaugos parduoti priklausomai nuo santykių su klientu, bet didžiulė dalis žmonių, kurie turi mūsų įmonėje, tai yra apie 300 žmonių, kurie turi santykių su klientu, tapo pardavėjais. Šalia to mes tų žmonių skaičių nuosekliai didinom. Didinom, nes atradom, dirbdami, fokusuodamiesi ne tik į naują kliento pritraukimą, bet į esamus, kad esami klientai turi daug poreikių. Tik tai mes galbūt mes ateidavom kalbėti apie mažinimą kainos, o ne apie jų poreikius, apie naujas galimybės, apie technologijas, įrenginius. Tie klientai nori ir kalba, tik tai su jais reikia apie tai kalbėti ir tai siūlyti. Mes nustebom, nes tam reikėjo mums ženkliai daugiau pardavėjų ir žmonių, kurie gali dirbti su klientais.